Sveiki visi, senokai mes nukeliavome po Lietuvą. Šį kartą esame Alytaus rajone ir čia aplankysime bunkerį. Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo bunkeris. Čia tie miškiniai, kurie čia buvo. Čia yra Vanagas, Juozas Vitkus, Dzukas ir kiti. Čia pas jų buvo štabas. Tai va, yra aplankom jie. Biškį nuotraukų tų miškinių. Tai va, taip jie linksmai gyvena. Šitai įdomi atrodo. Tai va, gerai, aplankom tą bunkerį. Video bus neilgas. Šiaip apžvalga bunkerio. Priekyje mes matome kryžį. Juodas kryžius parašyta miško broliams. Aš beje girdėjau, kad kai kurie sako, kad miško broliai pavadinimas neteisingas, nes čia atseit sugalvoja Tarybų sąjunga tą pavadinimą. Bet matote, vat, patys miško broliai tokia va užrašą daro. Dar beje įdomu, matote, į apačią nuleistas kardas. Jeigu kardas leidžiasi į apačią, tai reiškia pasiduoda. Teisingai. Nes jeigu į viršų, tai reiškia žmogus kovingas. O jeigu į apačią, tai reiškia pasiduoda. Tai nežinau, ką čia turėjo mini. Bet jeigu jie turėjo mini, kad jie nepasiduoda, tai turėtų būti kardas į viršų. Tai va, pats užrašas padarytas iš kulkų. Irgi įdomu. Taip, ir juostelė Lietuvos vėliava. Gerai, einam, pažiūrėsim. Bunkerį. Čia yra ne šiaip bunkeris, čia yra štabo bunkeris. Tai čia buvo visi vadai. Čia buvo ir Vanagas, ir tie Dzukai, ir kiti. Taip, jeigu aš teisingai supratau, tai šitą bunkerį sunaikina 500 metais, kažkas jį išdavė. Po to vėliau nueisime į bunkerį, o kol kas apžiūrėsim dar vieną kryžių. Kas čia kryžius? Taip, prašome nepalikti degančių žvakių be priežiūros. Aha, žvakių negalim palikti. Čia beje, kai mes važiavome, visas miškas yra užrašai, kad negalima eiti į mišką. Čia atseit yra draustinis, o čia mes einam, čia galim lankytis, o toliau jau eiti negalima. O tokia va įdomi vieta. Taip, kryžius. Kavaliauskas, Juodžius. Čia galvoja tie visi, kurie žuvo. Beje, aš sakiau, kad bunkerį aptiko 500 metais, bet matai, visi čia žuvo 400. Tai tikriausiai suklydau. Tai va, gerai, aplankom tą bunkerį. Čia beje toks bunkeris yra, bet aš kai skaičiau, anksčiau bunkeris buvo didesnis. Ir kaip matėte, tavo tokia tvorelė, čia tikriausiai bunkeris buvo tokio dydžio. Sako, kad ten buvo pilnai galima vaikščioti. Taip, bunkeris beje toks atviras. Aš lankiaus kitose bunkeris, tai jis buvo uždaras, o čia matėte toks paliktas atviras. Nes kai kurie, bijo lankytis. Ir dar, kada jis būna uždaras, tai ten pradeda augti visokie pilėsis, grybai ir taip toliau. Tai va, o taip įsivaizduokit, jūs čia vaikštat, va, prašau, paprasta žemė, viskas tvarkoj, va, tvarkoj, o čia po kojom yra bunkeris. Gerai, aplankom. Žinot ką, čia galim taip nusileisti, bet mes eisim kitų būdų. Aš kaip girdėjau, skaičiau, kad įėjimas į bunkerį buvo nuo upelio. Čia toks padarytas trumpas praėjimas, o iš tikrųjų jisai taip buvo pakankamai ilgas ir ėjo grinai iki pat upelio. Šitas upelis yra neužšalomas, net ir žiemą, taip yra parašyta. Upelis toks maras upelis, nežinau, kaip jis gali neužšalti. Sako, kad neužšala. Gerai. Einam į bunkerį per tą įėjimą. Dar, kaip ten buvo parašyta, kad kada lipdavo į bunkerį, iš pradžių reikėjo įlipti į tą upelį, o po to visas šlapės šliaužti į bunkerį. Tai vat. Tai įėjimas buvo, čia kažkur tai, gal dar giliau po žemę. Nes ten planas yra, po to parodysiu aš tą planą, dėsiu nuotrauką. Tai jau pamatysite. Gerai, reiškia mes išliaužiam į bunkerį. Matė, čia nėra žemės, vien smėlės. Taip ir šliaužiam. Nežinau. Gerai, dėl jūsų pašliaušiu čia. Einu dabar ant kelienų.
Tai o, didžiulis skruzdėlis takis čia landžia. Taip. O, išliaužiam į bunkerį. Taip. Nu, vos ėjau. Na va, toks bunkeris. Čia žmonės sėdėdavo. Nu, toks gyvenimas buvo įdomus. O taip sėdi. Ir anksčiau ir vėliau. Man atrodo, kad praktiškai visi tie miško broliai yra žuvę arba nukankinti. Į kurie ten biškį lageriuose pasidėjo, galiausiai išėjo. Mes dar buvom kitame bunkeryje, ten kur buvo, man atrodo, kaip vadinasi, Tarzanas. Ar kažkoks toks žodis, gal ne Tarzanas. Ar žaibas. Nesu tikras. Ten buvo kitas bunkeris, ten buvo tuo Vanago bunkeris. Tai, kaip suprantu, anksčiau pas jų bunkeris buvo čia, po to pas jų čia buvo praliemas su ryšiu. Tai vot, ir jie persikėlė į tą kitą bunkerį, Vanago bunkerį. Kažkokia tokia istorija yra. Biškiai susipainios, beje, kai kurie tie miško broliai, ten, kur tas buvo Vanago bendražygis, tame bunkeryje, jisai mirė tik tai, man atrodo, 21 metais. 2021 metais ten toks senukas jau buvo. Tai buvo išgyvenęs, sakė, lagerius pasidėjo 10 metų, išėjo. Ir kas įdomu, kad dar jisai dirbo, miške dirbo, miškininkas buvo, pažiūrėjo mišką. Tai va, aš tikrųjų nustebęs, aš galvoju, tie, kurie buvo miško broliai, tai visų pirma, jos neleisdavo gyventi ten pat, kur jie gyvena, kažkur kitur iškeldydavo. Ir tikrai neduoda tokios profesijos būti miškininku. Nu, tai buvo. Gerai, ką čia parašyta? 47 metais šioje vietoje buvo užpultas Dainavos apygardos vadavietės bunkeris, kautynėse su sovietų kareivis žuvo. Aha, kas čia žuvo? Pietų Lietuvos Nemuno partizanų srities ir Dainavos apygardos vadas Dominikas Jačis, Ąžuolis. Čia tikriausiai yra tie slapyvardžiai. Ąžuolis, Juodvarnis, Aras, Krūmas, Vyturys ir taip toliau. Toliau, Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo viršininkas Mykolas Petrauskas, Aras, Tauras apygardos Šarūno rinktinės vadas Krūmas. Kautynių metu apsvaiginti granatomis į nelaisvę buvo paimti gyvi. Reiškia Vincas Jozaitis Vyturys, Juozas Puškorius Gyris, Antanas Macevičius Lynas ir Dzūkų rinktinės vado grupės vadas Juozas Petrauška Patrimas Lapaitis. Nu, tokia informacija. Čia iš tikrųjų buvo visi vadai. O šitoje vietoje buvo visi vadai. Visi tos Dainavos apygardos vadai. Gerai. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Dainavos apygardos narių žuvusių iniciatyva. 92 metais pirmą kartą buvo atstatytas Lietuvos partizanų Dainavos apygardos vadavietės bunkeris. Nemuno Kilpų regioninio parko direkcijos bunkerio schema. Nu va, čia beje vienas buvo išgyvenęs ir jis jau 92 metais tikriausiai viską pasako, kaip čia buvo, nupiešė ant paveiksliuko ir jie atkūrė šitą bunkerį. Čia žmonės taip mėgoja, nežinau, ant ko čia mėgoja, gal buvo šiaudai kažkokie. Tai va, matai, 1, 2, čia tikriausiai po 2 mėgodavo. Kiek čia? 2. 4, 6, dar kažkur čia tipas spinta kažkokia. Nu, 10 žmonių čia gali mėgoti. 10 žmonių. Dar sako, jis buvo didesnis. Tokį 10 gali mėgoti. Kiek čia juo užklupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, 8 žmonės. 8 žmonės užklupo. Tai va, gerai, lipam iš čia. Tai va, taip pat. Beje, čia dabar buvau tojame Vanago bunkeryje. Toks gražus buvo. Su gražiom lentelėm apmuštas. Toks dekoratyvinis biški. Nu vat, tokia vat vietelė. Dar čia jums parodyti. Biški užlipsim. Kur mes užlipsim? Čia užlipsim. Biški pakeliausim ir per Lietuvą. Kažką parodysiu.
Nu, čia tikriausiai šiaip miškas. Čia matė, buvo tokia kalva. Buvo tokia kalva. Vietoj kalvoj padarė tą bunkerį. Dar sakė, pas jų buvo kaminas. O kaminą jie padarė iš tokio nulūžusio medžio. Ir sako, kad atrodė, kad čia yra ne kaminas, o paprasčiausiai nulūžęs sausas medis. Kai ten kažkaip iškaptojo ir padarė kaminą. Tai va, dar kartą prieisim prie to plakato. Dar kažką pažiūrėsim tenais. Tai va, kryžius įdomus tas. Jie gal kažkaip jį apdegino biškį. Matė, apdegęs yra. Apdegęs. Rankos juodas. Kryžius toks surimtas, didžiulis. Iš didelio rasto padarytas. Tai dar nueinam iki to plakato. Dar kartą pažiūrim jį. Parodysiu jums schemą to bunkerio, kur mes ką tik lankėmės. Taip, nu va, kaip matote, kaip aš jums sakiau, čia tas upelis. Tai va, upelis. Čia ta landa. Matote, net buvo kažkokie laiptai. Aš galvoju, kad mes bar kur limpom, tai va, tik tai va, šitą dalelę mes užlipom. O iš tikrųjų, aš galvoju, ten tas kalnas buvo, ant kurio mes lipom, jis buvo pilnas kalnas. Matote, žiūrėkit, kiek žemės buvo. Kiek buvo žemės virš mūsų. O dabar mes vaikštom, čia vaikštom. Tai va, kažkur dingo visą tą žemę. Nukasta. Tai va, nu ir tas bunkeris, va, čia yra lovos. Lova. Tai va, čia kažkoks stalas, čia spinta, čia, kas čia, keturi, krosnelė, per vidurį krosnelė buvo. Tai va, tokia ilga buvo. Tai va, čia vaikščia, o dar kartą nuotraukos. Visi jie baigė blogai. Visi baigė blogai. Kaip matėte, buvo pakankamai jauni visi. 18 metų gimimo, 18. Šis biškai vyresnis, vat buvo kem 7 metai. Čia 30 metų. Čia irgi ten 30 metų. 25 metai. Irgi panašiai 25 metai. Na ir čia irgi 25 metai maždaug. Tai vat. Nu, tokia istorija. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Va, kaip aš sakiau, kad negalima lankytis, o tokie plakatai visur kaba. Lankytis draudžiama. Gamtinis rezervatas. Tai va, tikiuosi, jums buvo įdomu. Pasirašykite mano kanalą. Dar aš filmuoju šortus apie geocachingą, lobių ieškojimą, kam įdomu, žiūrėkite. Nu, mes keliaujam toliau. Ačiū ir iki.